Sveiki šeštadienis, vaikai tvarkosi savo kasų vertę ir to jų važiuosime į Lego klubą. Ilgai nebūsim, nes turiu labai stresuotą šunį svečiuose. Fredis jau nuo vakar pas mus į Lego klubą. Tenais Čerliui labai patinka, Magnus irgi patinka, bet Čerliui labiau. Ir turi jie susiradę ten tokį draugą, tai vat tikimės, kad bus ir šią savaitę. Labas! Štai Fredis. Taip, atrodo kaip Lego panašus. Jisai iš viso atrodo kaip grindim plauti šluotą, kai neapkirptas, bet va dabar apkirptas. Tai va jisai ir akis mato šiek tiek, va kartais gali rasti. Labai geras, tik jis žiauriai baikštus. O štai ir Lego. Tai jie iš tikro menmečiai ir abu tilpo į delną, kai mes susipažinom. O vat dabar vat tokie būtų dičkiai. Tik tai svajo tasai zirzimas toksai, jis tą garsą daro visą vakarą. Čia Lego gimtadienio dovana buvo, taip Lego, ne, oi, kaip kokia tu meilė. Eik batuko mauti. Žaidimas. Čia Lego žaidimas. Buvom home saveriuose, tu nusipirkau šlangą. Tada nuvažiavome į Lidl ir pakeičiau šlangą, kurią vakar nupirkau. Buvom dar Lenkų parduotuviai, tai vištos kojų paėmiau sultinį, tai tik grįžom į mašiną, šiandien tokia vietra, skraido viskas ir netgi turi pavadinimą. Tai važiuom namo, pietauti ir sutiksime mes vėliau. Kas čia yra? Štai kiek šių daug, tai čia iš Saverių nupirkom. Visą šį komplektą buvo kaip tik pusę kainos, kainavo 10 eurų su centais. Ir aš pagalvojau, kad būtų idealus rinkinukas nupirkti advento kalendorių padaryti. Atsimeni, toks buvo, kaip Lego kalendorius, jo. Nebe tiek, kad gal mesim šitą lauką. Plasmasė nereikia. Surasim dėžutę, kur sudėti jos visus. Nusipirkau šį indą kučiukam, bet labai tiko ši vaza mano tulpam, kurias man vakar Čerlis nupirko. This is a reminder. No Lego for you, ha ha ha, never. This is a reminder. No Lego for you, ha ha ha, never. Tik pažiūrėkite, kaip pas mus saulėta. Susitinkame nuostabų pavasario rytą, yra sekmadienis ir aš turiu labai smagių planų. Tai važiuoju dabar pas mamą, valgysime pusryčius ir su tetom ir mama važiuosime į spa. Nežinau, ar pusseserės prisijungs, bet važiuosime į Kilašį viešbutį ir praleisime taip smagiai dieną, vakareisime pavalgyti, planuose yra indų vakarienė ir nusimato tikrai labai smagiai diena. Pasiėmiau tinginį prie kavos ir jau esu kelyje 10 ryto, tai va taip smagiai pradedu savo sekmadienį. Oras šiandieną fantastiškas. Kas būna dar? Buvom bibliotekoje, taip Čerli, parsinešim daug knygų. Aš ne. Parodė, kokia tavo knyga, apie ką čia. Čia Harry Potteris. Lego Harry Potteris. Magnus čia kaip viską išmokti, taip? Vat kaip skauda. Aš esu tas. Tik iš lovos išsiridenau ir šokau suknelę ir važiuoju į vandens aerobiką. Buvau susirgusi, tai praleidau kelias klases, tai labai pasilgau.
labai graži diena. Iš čia nesimato, nes saulė visai kitoj pusėje dabar. Važiuoju pasimti čerliuko, bet turime reikalų. Tai atsitiko toks mums dalykas prieš porą dienų. Ir truputį išsigandom, tai čerliui nuėjo labai dideliam dėmėm, tokie raudoni paliko degantį žandai. Tai suskambinam su daktaris. Važiuosime pasimti kažkokią antialerginio sirupo. Ir labai man reikia kažką antakiam nusipirkti, nes pabaigiau visus produktus ir kažką galbūt šiandien įsigysiu. Tai va, tokie kol kas mano planai. Magnus sakė, aš esu princesė, nes su suknelė. Tai suknelė ne šiaip savo, nes ėjau vandens aerobiką ryte ir paplaukėti. Tai po to kaip patogu apsirengti, užsimauni suknelį ir viskas. Tai va, nuo šiol taip ir darysiu. Tai mane dažniau matys su suknelėm. Šiandienos mano pirkiniai, tai ėjom pirkti vitamino D, visą laiką perkam purškiamą, visai kitokį, bet Čerlis norėjo labai šitų guminukų. Buvau ne viena, tai va, išsirinko štai tokius, tai būtų labai džiaugiasi, iš tikrųjų šiandien išragavo, viskas gerai. Tada buvau Boots parduotuvėje, tai pasiėmiau du antakių produktus, vieną flamasterį, kitą pieštuką ir žiūrėsim, patiks, nepatiks. Firmos Makeup X Gallery, tai čia toksai irgi antakių pieštukas, labai pasirodė smulkutis ir visai gerai piešiau ant rankos, tai pasiėmiau ir tada radau rudą linerį už $1,5 €. Tai pabandysiu. Atsipirkau šampūną, nes man jo labai reikia. Asmeniai, kondicionierius iš viso nerealus ir vyras klausė, sako, iš kur tas stebuklingo dušo želė pas mus, kur radau kalendoriui. Labai patinka šie produktai ir mačiau, kad gali pirkti dideliais kiekiais ir prisipilti savo talpas. Tai turbūt ateityje tą darysim, dabar tik išbandom kvapus. Išsipirkau Oatly, nes labai daug čijos turiu ir galvoju, reikia pradėti daryti pudingus, o paprastas pienas nelabai man patinka, tai naudosiu šį. Ir paskutinis dalykas, tokius vidpadžius ir turiu batus, kurie man yra truputėlį pusė dydžio per dideli, tai vat, atrodo, bus kaip tik tada. Tai vat, tokie mano šiandienos smagūs pirkiniai ir čia yra Čerlio vaistukai, reikia eiti dabar paskaityti, kaip juos suduoti. Pasidariau kavos, ką tik pavalgėm pietus, labai nevykę pietai gavos. Sugalvojau būti šiandieną sveikuolį ir pavalgyti salotų su tunu. Aš tuno nemėgstu, žuvies nemėgstu. Na, tai jo, tokie nekokie buvo mano pietus ir dabar einu skanauti kavą, jos laukiu visą dieną. Čerliui alergija ant veido, ką tik pavalgėm pietus, vėl pradėjo visas raudonuoti, degti, nevalgė nieko keisto. Galbūt rašyti tokį maisto dienoraštį jo ir stebėti, kada atsitinka tai, nes šiandieną, pavyzdžiui, absoliučiai nieko naujo nevalgė, nieko keisto nevalgė ir dabar va čia visai nesenai šitas dalykas prasidėjo prieš porą dienų, tai bandysime surasti, nuo ko jam čia šitą alergiją, bet gavom vaistukų, kažkokį sirupą išrašė, kuris turi antihistaminų, tai nuramins šiek tiek tą alerginę reakciją. Tai va, su daktaris vakar iš tikrųjų prabuvau ant telefono, nes ant veido atrodo kaip, kad būtų tymai. Magnus darželis turėjo didelius ženklus visur, mums susisiekė net HSC, nes buvo vaikas, kuris serga tymais Magnus darželį. Ir aš paguglinau tą ant jo veido didelę raudoną tą dėmę ir pats pirmas dalykas, kas iškrito, tai buvo tymai. Ir šiek tiek išsigandau, tai gali net važiuoti priimamą, jeigu įtarė, kad tymai, tai viskas vyko telefonu, bet sakė, ne, tikrai ne tymai, greičiausiai alerginė reakcija, veidas panašiai atrodo, bet kadangi ant kūno nėra, kitų simptomų trūksta, tai tikrai ne tymai. Po vandens aerobikos tokia močiutė kalbėjau būtent apie tai ir jis sakė, kad kai ji buvo vaikas, tai jeigu susirgdavai tymais, pas ją šeimai buvo 13 vaikų ir sakė, visi 13 vaikų buvo uždaryti namuose tamsoje, kol pasveiko, nes saugodavo akis ir dabar sakė, tai niekas nebedaro, bet tais laikais sakė, kad nepaktų, laikydavo tamsoje, kol pasveiksi. Tai susiduokit, einu mėgautis kavą ir sutiksime mes greitai. Čia tu radai tokia? Ir radom štai tokį dar dalykėlį, atsimenat? Šios ypatingai gražios, ši pažiūrėkti iš kelių kriauklių padaryta. Dar atsidaro. What is that? It's folded. Is it air salad? Tai prisirinkom kriauklių donegolę. Ir vat, vaikai dabar žaidžia su jom kartais, taip? Meksikietiška. Meksikietiška, taip? Taip. Su kombiučia šių metų pirmą. Paragausi? Kanu. Labas rytas, ketvirtadienio rytas ir aš dar neatsigaunu po rytinio eksorcizmo su vaikais. Tai šiandieną jie
Tokį man rytą davė tas pirmas 2 valandas, kad jo, Čarlis atsibudo blogoj nuotaikoj, tai įvyksta labai retai, bet kai tai įvyksta, jis... Vakar vakare buvau antiek pavargusi, kad sakiau, ryte sudėsiu maisto dėžutes ir susidėsiu savo plaukimo visus daiktus rytoj ryte. Ir kadangi turėjau tokių ekstra darbų, tai šiandien mano rytas buvo labai hektiškas, bet nerekomenduoju. Su savo nauju lietpalčiu, kuriuo esu žiauriai patenkinta, vakar gavau jį iš firmos Jules ir yra lietui atsparus, turi kapišoną, nusipirkau nesenai striukę ir ji turėjo 2 didžiausius minusus ir nusprendžiau ją gražinti, nes nebuvo kapišono, kas man būtina ir neturėjo užsegamų kišenių, nei užtruktuko, nei to tokio užsegamos tas sagos. Tai man yra labai didelis minusas. Tai žiūrėjau visokias striukes, lietpalčius ir radau šį būtent tokį tarp striukės ir lietpalčio variantą, kad ir dar spalva geltona. Nu tai iš viso, net labai greitai aš apsisprendžiau dėl šio pirkinio. No, I'm my baby. They're the kids' baby. Katinas baby? Štai mūsų laukinis česnakas. Naudosim Nutribullet ir turime sviestą, kuris yra kambario temperatūros. Abinys ateis vakare. Taip? Gal užteks? Būtų... Bet reikia būti friendly. Ne. Užteks? Ačiū. Išsisirpti mašiną ir noriu pradėti tvarkytis kiemą. Jų gyvatvorės ataugo po žiemos, noriu krūmą pasodinti į priekį, bet šalta. Dieną nelyja, bet šiandieną šalta. Laukiu geresnių orų. Tai tik vien prižadėjau vaikus nuvežti į baseiną, tai parsivešiu iš mokyklos ir važiuosime paplaukėti visi. Penktadienis jie būna ypatingai pavargę, tai pirmiausia pažiūrėsime, kokie jie grįš, tai tada pabūsime 1-2 valandas namuose ir tada važiuosime. Mano sukulentas pražydo. Na. Šeštadienio ryto tradicija, kadangi vaikai anksti keliasi, einame žaisti Nintendo. Taip, sakė, kad sodininkystė yra faina, tai yra juodas darbas. Raunam gėlės lauką, persodinsimės į kitą vietą, čia darysime visai kitus dalykus ir sodinsime šiandieną krūmą. Tai ateina mano mažiai padėjėjai. Truputį lyna. Šiandien buvo neblogas oras, tai išėjome visi pasidarbuoti, bet vyras ir Magnus labai greitai pasiplovė. Tai likom su Čarliu, mes ten viską kasti. Tai šiandien turėjome labai didelį darbą. Tai pas mus buvo prisodinta pilno tulpių, narcizų ir hiecintų ir dar tokių įdomių palmių. Ir reikia nufotografuoti, paguglinti, kas ten per gėlė yra iš tikro, bet ji turi tokias didelės rudas šaknis, kurias reikėjo ištraukti, nes persodinsiu kažkur kitur.
iškasėm visus svogūniukus nuo gėlių, tai nukirpom lapus ir 2 valandos darbo. Visą laiką galvoju, kad norėčiau ten kokią sodą ar dar kažko, iš tikrųjų nelabai aš noriu. Labai daug dar darbo ir sunkus, nes tenais net ta žemė kažkokia nesąmoninga, pilna šaknų ir visko, ir kirminų. Aš turiu didelę baimę sliekams, bet 10 minučių pašviečia, lietus nupila, tai mes taip greitai pasislėpėm ir vėl išeina. Pasislėpėm ir kadangi tas lietus suminkština žemę, tai buvo lengviau ten kasinėti viską, nes šiaip tai, kai nelijo savaitę tenais kastuvą nebūtum įkišęs į tą priekį, nes ten visą laiką saulėta, ten viskas išdžiūvę būna, tai po lietus iš tikrųjų yra visai gerai darbuotis tenais. Ir tada yra kelios idėjos, ką mes galvojame padaryti su visų to likusių dalykų, ar akmenukais užpilti, ar tik pusę akmenukų, mačiau pas kaimynus labai fainai plytelės išdėliotas, tai nežinau. Dar reikia sugalvoti daug variantų, bet niekur neskubam, tad jo, kol kas tokie reikaliukai su namo priekiu, nes tenais labai nekaip atrodo ir iš tikrųjų pas visus nekaip atrodo. Apvažinėjau kaimynus, apžiūrėti, ką jie pasidarė, pas visus nieko gero. Tai einu darytis pietų ir susitiksime mes greitai. Tokį aparatą kirpti krūmam ir tai jam nėra pusės metų, bet kas atsitiko. Jisai surūdijo labai, nes mūsų namelis prakiuro šoną, kuris buvo padėtas, visas tas dalykas šlapo, pastovėjo namiukė šlapės ir čia užsidėjo labai didelės rūdys. Vakar apsukau medžiagą sušlapintą acte, palikau per naktį, ryte taip viskas tiesiog nusivalė, galėjau nuimti visas tas rūdis. Tai atrodo kaip naujas ir dabar aš jį ištepiau tokiu gerų sluoksnių paprastu aliejum. Galvom, kad ir motoras, ir vidus bus sugedęs, bet ne, jis veikia, dėl to patikrinau, kad tikrai veikia ir tada ėjau valyti, kadangi vis dar veikia, tai vat. Kas čia? Vaikų dantų pasta pasibaigė, tai išbandysim šitą. Gerai? Ne, nenoriu. Vaikų drabužių revizija ir šitie visi arba maži, arba labai ant ribos. Tai dabar greitai viską išsitraukiu, vaikai jau miega, eisiu perrušiusiu. Ką išmesti, ką padovanoti, ką atiduoti, ar ne, Maksimus. Jisai pabėgo į lauką ir labai sulyjo, taip jam reikia. Tai einam žiūrėti, ką čia turim. Gražus akmenukai? Taip. Bet tu pati neglabu. Bet tu bletiniai gal labiau. O, tie gražus, aš tokių noriu. Bet ne už 18 eurų. Maišiukas. Tai Čarlis turi darbą, kai nusiperkam kiaušinių, jis visą laiką juos sutvarko. Ir turim tokį fainą laikiklį, dar šiandienos pirkinukai. Tai 16 labai gražių mandarinų. Šių metų pirmosios braškės airiškos, kvepia nuostabiai, slyvos, pomidorai ir daikonas, nes aš jį labai mėgstu. Tai A ką tu man padaryti, mama? Štai mano pusryčių vagės. Ant nosies viskas matosi. Jis mano beibis. Aš tau padariau. Ai, tu man čia taip supakavai katiną. Susitinkame virtuviai. Tai dabar išbandysime violetinį štai tokį gėrimą. Ir keliuose shopping centruose pardavinėja būtent tokius gėrimus. Tai kai mes buvom šiaurinėje Airijoje, mes radom nusipirkti rinkinį, kur gali pasidaryti 4. Šis dalykas kainavo 10 poundų, visi 4 gėrimai. Tai šiandieną mes darysime šį violetinį. Prieš porą dienų išbandėme šitą. Taip? Taip. Įdėti viską. Įdėti viską reikia, taip. 5. 5? Taip. O burbuliukai buvo skanus? Taip. Buvom Donegal, važiavom namo ir užsukom į Asdą. Ir ten buvo tokių visokių įdomių dalykėlių, kur pas mus nėra. Tai vienas iš tų produktų yra štai šis rinkinukas. Buvo po vieną pirkti, kainavo apie 3 poundus su centais. Aš pirkau rinkinį. Einame daryti? Taip. Labai skaniai. Ir iš iki 10. Aš jį akato
Akui, Ashe, Asho, Aho, Ani, Ate, Shitu. Tu šaunuolis. Nичего себе. Nu, va. Или не поедешь? Pagavai burbuliukus. Taip. Skanu? Kuris skanesnis, violetinis ar rudas? Fulateris. Burbuliukai. Rudas daug skanesnis. Ha, where? Tik buvo atėjęs pas mus kaimynas ir pasakė, kad mūsų katinas pasiimti. Tai jis šiandien išbėgo į lauką, kol mes ten skadėjom daiktus su mašina. Mūsų katinas pradėjo įti į lauką. Ir pirmiausia, jis bėgdavo į lauką pro kojas ir pasprūkdavo ir mes įgaudydavo ir viską, bet dabar mes jam leidžiame išeiti. Pradėjom jo neleisti į lauką ir tada prasidėjo negeri dalykai. Tai prikakojus mums visiems ant lovų, vos ne kasdien vis kitą kambarį. Tai nusprendėm, kad mes jo nebegaudysim, leisim jam gražiai išeiti ir tas dalykas iš tikrųjų suveikė, nes dabar jis išeina ir būna su vaikais kieme, viskas kaip ir gerai. Bet šiandien jis vėl kažkaip pabėgo iš kiemo ir dingo porai valandų. Tai kaimynas rado pas save ir sako, pas mane tas su katinas, gal pats pareis, bet jeigu norit, nuėkit pasimkit. Tai nuo jo aš pasiėmiau katiną, nes kaip tik atėjo produktas, kurį noriu jums parodyti. Pirkau šiandien tokį antkaklį, atrodo labai tvirtas, labai tvirtai atrodo, kad laikysis, tikrai kokybė nebloga. Apie 10 eurų ir pirkau jį Amazon. Tas produktas, kuris atvažiavo, tai yra Apple tagas, tai toksai mažas burbuliukas, kapsulytė, kuri rodo, kur jisai bus. Tai čia yra GPS trackeris viduje ir ką tik su vyru išbandėm ir iš tikrųjų labai neblogai rodo. Nežinau, ar gerai veiks didesniu atstumu, bet gali paspausti, kad ieškai ir įsijungs pipsėjimas. Tai štai toksai aparačiukas, kad žinotumėm, kur jis yra, jeigu jis sugalvos kažkur vėl dingti. Nėra jisai mažas, bet tikrai daug mažesnis negu tie, kuriuos mačiau, kurie specialūs yra katinams ir gyvūnams. Noriu, kad katinas būtų visiškai naminis gyvūnas, bet su šituo katinu nesigauna ir jis nori būti lauke, jisai lekia į lauką ir netgi buvo iššokęs iš antro aukšto, kad pabėgti į lauką. Tai senai iškastravom, tai galvojom, kad po to praeis tas noras eiti į lauką, bet kadangi tai nepraėjo, tai bent žinos, kuris yra lauke. Tai nupirkom šitokį produktą. Šuo, kuris serga pasiutlygė ir tramplinas iš pragaro. Turiu papasakoti jums istoriją, kuri įvyko mums vakar. Tai nupirkom vaikam trampliną. Dar reikia jam surasti tinkamą vietą, kuris stovės, bet kadangi dar nesusiprojektavome, nesusiplanavome savo kiemo, nežinome, kas kur bus, nupirkom vaikam batutą, kad turėtų kur užsimti, nes jie labai jo nori, kaimynai turi, visą laiką prašo eiti pas kaimynus. Kai buvo šnekėta ir kalbėta, kad kai tik tai turėsim savo kiemą, iš karto statysime batutą. Tai jėmėm tokį rimtesnį, su vyru pradėjome įstatyti per jo pietų pertrauką ir statom ir nesuprantam. Niekas nesueina, instrukcijos nėra, atidarėm visas tas dėžės ir kažkokia nesąmonė. Radom internete instrukciją iš kitos parduotuvės, nes jie turi tokį pat batutą. Ir varžtukai nenori suktis, dalis nesusijungia, vienu žodžiu, kažkas vyksta ir kažkas negero vyksta ir nesuprantam, kame esmė. Ir pastatėm patį tą rėmą ir tada supratome vieną dalyką, kad trūkstame pačio to batuto medžiagos ir to tinklelio apsauginio. Ir skambinam į jų parduotuvę, jie mus nusiunčia į jų ten kažkokį pagrindinį ofisą ir mes pasakom savo problemą. Jie tada paskambino mūsų vietiniai parduotuvai, pasakė, kad turi tą tinklelį, viską ir mums jį duos. Tai nuvažiavau aš paimti tą dėžę ir pasiimu tą dėžę, atsiprašym, nes dar būtent mano vyras sakė, ar tikrai viskas čia yra, nes čia bus vaikų staigmena, nes grįžus namo, turim tą dalį, pradėjom toliau statyti ir supratom, kad spiruoklių 30 trūksta. Pusė yra, pusė nėra. Vėl mes jiem atgal skambinam, sakom, kad spiruoklių nėra, jie sako, kad atsiųskite nuotraukas, ką jūs ten turite, tos dėžės atidarytos visas kieme,
Vyras tada sėdo į mašiną, važiavo į parduotuvę aiškintis, kame ten esmė, sako, duokit mums naują tą batutą, mes surenkam šitą atgal, atiduodam jums, jūs mums duodat, koks jis turi būti, kame esmė, kodėl niekas nesueina. Ir paaiškėjo, kad viena iš dėžių buvo visai nuo kito batuto, kuris yra žymiai mažesnis, dėl to, kai tenais yra 1 iš 3, 2 iš 3, 3 iš 3, tai viena iš tų dėžių pakliuvo visai nuo kito batuto. Dėl to mums ir niekas netiko ir neveikė ten viskas kartu ir dėl to buvo visa ta didelė problema, kad mums tiesiog davė ne tą visai dėžę. Maniškis sako, tada gerai pasiėmiau šitą dėžę, kurios man reikia, sustatau ir viską parvežu. Ne, mes negalim, nes druktų neparveš vienos. Ir sako, kur aš dėsiu trečdalį batuto. Nu ir jie ten pradėjo aiškintis, ką daryti, neduoda jiems tos dėžės. Ir tada vienas darbuotojas, kurio klaida ir buvo paduoti mums tą dėžę, sako, taip, važiuoju aš su tavim, tau padėsiu viską išardyti, pastatysim naują batutą, kas liks, aš pasimsiu su savim. Tai taip ir padarė, tai va, vos ne iki 9 statė tą batutą, kokias 2-3 valandas, nes čia yra ką veikti. Ir sustatė tą batutą. Ir jis neišsivežė tos dėžės. Kaip ir esmė pati to jo atvažiavimo, kad mes nepasiliktumėm tos dėžės, buvo, nesąmoninga, nes neišsivežė tos dėžės. Vaikai laukė visą vakarą ir ant galo jau buvo laikas jiem miegoti, nesulaukė to batuto. Tai va šiandien prieš mokyklą pašokinėjo ir dabar, va, ką tik truputėlį palijo lietus, nuvalysim jį ir jeigu nelis, galės visą dieną ten šokinėti. Tai va, tokia istorija apie mūsų pirkinį. Tad atsisveikinsiu čia, ačiū, kad buvote kartu, tikiuosi patiko šis filmukas ir susitiksime kitame mano vloge. Iki.